Kas trečias? O kas jame pavaizduota? Kaip vaikams paprašiau paaiškinti, kas yra vasario 16 diena. Taip, tai Lietuvos valstybės atkūrimo diena, arba tiesiog Lietuvos gimtadienis. Paaiškina aiškiai ir paprastai Panevėžio kultūros centro atstovė. O gimtadienius mes juk mėgstame švęsti, ypač Lietuvos laisvės gimtadienius. Panevėžio vaikai švenčia laisvę gamindami žydinčią vėliavą, kurioje daugiau nei 600 žiedų su palinkėjimais Lietuvai. Kadangi vasario 16 pas mus mieste yra siejama su Laisvės pavasario ir visi miesto renginiai, būtent ir Kalnapilio arenoje, bus Laisvės pavasario tema, tai mes norėjome prisidėti ir būtent edukacijų metu mes gaminame trispalvę vėliavą, kuri padaryta iš gėlyčių trispalvių, kurios irgi siejas su to pavasariu, su to klestėjimu, to atgimimu. Kiekvienoje toje gėlytėje yra įdėta dalis, sakant, kiekvieno vaiko širdies ir tie palinkėjimai, jie tikrai rašomi iš širdies. Ir tikrai buvo tokių, kartais vaikai tokių pamąstymų, tarkim, netgi ir darželinukai pasako tokių tų palinkėjimų tokie, kur griebia už širdies. Pavyzdžiui, kaip vienas darželinukas irgi pasakė, aš labai noriu, kad Lietuvoje nebūtų karo. Sako, aš to ir linkiu būtent tai Lietuvai. Ir taip pagalvoju, atrodo mažas vaikas, kelių, 6-7 metų, ir jis mąsto apie tokius dalykus. Iš tikrųjų, šiais laikais mus labai tai liečia. Visas informacijos rautas mus liečia būtent tuo klausimu. Ir tie palinkėjimai tikrai jie būna tokie iš širdies ir taip gera iš tikrųjų pasiklausyti, kaip mūsų tie mažiukai iš tikrųjų, kaip jie mąsto apie tos dalykus. Koksgi Lietuvos gimtadienis be palinkėjimų iš širdies? Mes linkim, kad Lietuva būtų laisva ir kad visi, kas joje gyvena, būtų linksmi. Aš linkėčiau, kad visi būtų laimingi ir geri. Aš Lietuvai linkiu taikos ir ramybės. Linkiu Lietuvai, kad būtų laisva ir būtų laiminga. Aš linkiu Lietuvai laimės, stiprybės ir daug saulės. Aš linkiu Lietuvai, kad stiprybės, laimės ir daug džiaugsmo. Laimės ir stiprybės ir kad būtų laisva Lietuva. Aš linkiu stiprybės, meilės ir kad Lietuva būtų amžinai laisva. Linkėčiau mums lietuviams būti vieningiams, nes jeigu mūsų protėviai nebūtų tokie vieningi buvę, tai neturėtume tokios Lietuvos, kokią mes turime dabar. Tai to labai linkiu ir mums, kad būtume tokie vieningi, kokie buvo mūsų protėviai ir Lietuva klestės ir žydės kaip mūsų trispalvė. Kurkime vieningą ir žydinčią Lietuvą kartu.